Masinio žydų šaudymo dieną į Biržus atvyko Šiaulių miesto gestapo atstovas, buvęs Pasvalio advokatas Petras Požela, lydimas vokiečių saugumo ir SD slaptoji policija karininkų. Žudynės truko nuo 11 valandos ryto iki 19 valandos vakaro. Buvo sušaudyta 2400 žydų, tarp jų 900 vaikų, 780 moterų ir 720 vyrų. Žuvo visi Biržų miesto žydai. Žydų egzekucijoje dalyvavo vokiečių gestapininkai, Linkuvos baltaraiščių būrys 30 žmonių ir Biržų partizanai bei policininkai apie 50 žmonių. 1941 m. rugpjūčio mėnesį Nemunėlio Radviliškio seniūnijos Skamarakų miške buvo nužudyta 80 Nemunėlio Radviliškio gyventojų. Nors naciai draudė bendrauti su žydais, o už jų slėpimą ar maitinimą grėsė kalėjimas ar mirtis, nepaisant to, nemažai žmonių, rizikuodami gyvybėmis, padėjo žydams. Šiuo metu gelbėtojų sąrašuose yra maždaug 3000 Lietuvos piliečių. Apie 800 suteiktas pasaulio teisuolio vardas. Penktadienio popietę Biržų rajono savivaldybė, Biržų krašto muziejus Siela bei Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios, Biržų parapijiečiai visus neabejingus krašto istorijai pakvietė prisiminti ir pagerbti rajone nuo žilos senovės gyvenusius žydus. Ta proga
Pakamponyse surengtame minėjime dalyvavo ir gausius būrys garbių svečių. Vokietijos ambasados atstovai, kunigai, senųjų žydų karaimų kapinių sutvarkymo projekto dalyviai. Savivaldybės merė Irutė Varzienė, dėkodama visiems atskubėjusiems nulenkti galvas prisiminus liūdnos ir dramatiškos krašto istorijos aukas, pažymėjo, kad 1941 m. rugpjūčio 8 d. Pakamponyse buvo sušaudyta 2400 žmonių. Anot merės, šis faktas sunkiai protų suvokiamas. Didelė neteisybė ir beprasmybė. Šeftelio Melamedo liudijimu Biržuose prieš Antrąjį pasaulinį karą buvo daugiau kaip 100 žydų krautuvėlių, sinagoga, veikė žydų kultūros organizacijos, mokyklos, bankai. Tai yra, žydai buvo mūsų miesto žmonės, jie gyveno taikiai, kultūringai. Ir noriu pabrėžti, kad būtent Biržuose skleidėsi vienintelis jų gyvenimas. Bene baisiausiai ir man asmeniškai skamba faktas, kad 1941 m. rugpjūčio 8 d. žudynės truko nuo 11 val. Ryto iki 19 val. Vakaro. Tai va, įsivaizduoti tą dieną, kaip realiai. Buvo sušaudyta 2400 žmonių, iš jų 900 vaikų. Iš tiesų tai yra virš suvokimo ribų. Tai yra neteisybė ir tai yra beprasmybė. Šiandien tikrai žinau vieną. Istorijos pamokas reikia nuolat kartoti ir taip pasitikrinti, ar teisingai gyvename. Ačiū, kad esate čia. Šiandien mes pagerbėme gyvenimą tų žmonių, kurie buvo nužudyti būtent čia. Šiandien mes permastome ir savo vertybės. Tebūnie ramybė mirusiems ir priesakas gyviesiems. Kiekvienas gyvenimas yra didelė vertybė, nes jis nesikartoja. Heute hier versammelt, ein positives Ereignis zu würdigen. Die Instandsetzung des alten jüdischen Friedhofes hier in Biržai durch eine Gruppe der littischen Landeskirche und der christlich-jüdischen Gesellschaft in Lippe aus Deutschland, zusammen mit vielen litauischen Jugendlichen aus der Region Biržai. Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. Tai mes noriu būtent padėkoti šiems žmonėms, kas įrodo, kad auklėjant vaikus nuo mažumės, mes tada įgyjam tą supratimą ir išauklėjimą, kad būti tolerantiškiams vieni skirtingoms nacijoms. Und sie sagt, dass wir diese Arbeit aus Männer und Frauen aus Deutschland, aus Lippe, was mit Jugend, das ist zum Beispiel ist ein Begründer, dass wir aus guten Jahren lernen Toleranz. Und darum wird in Zukunft dieser Leben nur Žydai Biržuose apsigyveno 16 amžiuje. Dėl savininkų kunigaikščių Radvilų religinės tolerancijos Biržai buvo vienu iš Lietuvos žydų centrų. 18 amžiuje Biržuose iš 528 namų 400 priklausė žydams. Grafų Tiškevičių laikais 19 amžiaus pabaigoje iš 2630 gyventojų 1860 buvo žydai. Po Pirmojo pasaulinio karo dauguma žydų vertėsi linu ir mediena, kiti amatais, žemės ūkiu ir smulkia prekyba.
Be linų gamybos žydams taip pat priklausė audimo ir mezgimo cechai. 1931-aisiais Biržuose veikė 99 verslo įmonės, iš kurių 77 priklausė žydams. Biržuose iš viso buvo 80 amatininkų, iš kurių 63 buvo žydai, susijungę į Žydų amatininkų sąjungą. Iš 45 veikusių fabrikų 28 priklausė žydams. 30-ųjų metų viduryje dėl konkurencijos su lietuviais amatininkais žydų padėtis ėmė blogėti. Aktyvi Lietuvių priekybininkų sąjungos verslas propaganda prieš žydus turėjo didelę įtaką žydų verslui. Trečiadienį jungtinės svečių iš Vokietijos Lipės žemės, Biržų evangelikų reformatų bendruomenės, Biržų miesto seniūnijos atstovai ir Aušros vidurinės mokyklos Vidmanto Jukonio vadovaujama moksleivių grupė ėmėsi tvarkyti senasias žydų kapines esančias Latvygalos gatvėje. Pasak Biržų rajono merės pavaduotojos Stasės Eitavičienės, tai svečių idėja ir viešnagės metu ketinama itin apleistose žydų ir karaimų kapinėse padirbėti iš peties. Vokietijos Lipės žemė bendradarbiauja keletą metų jau su mūsų Biržų evangelikų reformatų bažnyčia, kadangi Lipės žemėje yra 80% evangelikų reformatų. Ir vokiečiams kilo mintis tvarkyti senasias žydų karaimų kapines Biržuose. Kaip jie patys aiškino, jie tą misiją vykdo ne pirmus metus, dirbo kitose šalyse. Ir jie tai daro todėl, kad, kaip jie sako, dalinai išpirktų kaltę, kurią jų protėviai kažkada hitlerininkai padarė vokiečiams. Tai atvažiuoja šiandieną 20 žmonių grupė, reformatų žydų bendrijos nariai ir dirbs Biržuose iki rugsėjo 2 dienos. Grupės iš Vokietijos vadovas Augustas Vilhelmas Kemperis sakė, kad tvarkydami senasias žydų kapines norintys iš dalies grąžinti skolą žydų tautai, kurią taip žiauriai karo metais naikino hitlerininkai. O mielai šiame pokalbėje vertėjo rolėje sutikęs pabūti Biržų evangelikų reformatų kunigas Rimas Mikalauskas pastebėjo, kad nemenkesnė atsakomybė tenka ir lietuvių tautai, nes šiaip ar taip Führerio pozicija tuomet sudarė sąlygas, kurias vykdė lietuvių tautos atstovai.